Labadiena, mėly Facebook'o draugai. Kas savaitinės žinios pagaliau prisirašiau, bet pradėsiu netradiciškai nuo sporto žinių. Jūs turbūt net nežinojate, kad Lietuva turi labai rimtą sunkiasvorį boksininką ir Tarptautinė bokso federacija WBF, Dirkščio Utma ir MMA suorganizavo tokią jungtinę kovą tarp mūsų to boksininko ir kokios nors kitos pasaulio žvaigždės titulinę kovą, bet visi išsigando. Visi išsigando mūsų šito kietojo boksininko. Jis yra labai narsus, jis pats narsiausias pasaulyje. Nei Anthony's Joshua, nei Aleksandras Usykas, nei Tysonas Furys nesutiko su juo kautis, bet kadangi didžiulės pinigų sumos jau buvo išleistos kovos organizavimui, mūsų boksininkas, pavardė Dianas, susikovė su baldais. Ne šiaip su kokiais minkštais baldais. Fotelį Dianas būtų sutaršęs į vienus vartus su kietais baldais. Ikėjos virtuvės komplektų voveraitė. Ir Dianas po žiauriai temptos kovos pralaimėjo voveraitę. Jam buvo prakirstas antakis, pažeistas dilbis. Bet jis turėjo laimėti. Ir tik tai WBF, kadangi vadovauja rusas, korumpuotų sprendimų, pripažino pergalę Ikėjos voveraitei. Čia toks istorinis epinis įvykis. Kitur, kur Lietuvos sportininkai dalyvavo varžybose, jiems kaip ir visą laiką normaliai pavyko nelaimėti ir turbūt visur atsisakė dalyvauti, nes ten dalyvauja Baltarusiai ir Rusai. Dabar kiti įvykiai Lietuvoje truputėlį rimčiau. Keli precedentai įdomus įvyko. Vienas, kaip žinia, nutekėjo informacija apie Nemuno aušros finansavimą prieš rinkiminį. Iš karto pasakau, dėl manęs Nemuno aušra galėtų prasmegti skradžiai žemę man vienodai. Bet šitas precedentas rodo, kad duomenų apsauga Lietuvoje yra ojojoj kokia bloga. Jeigu tai yra bankų, skandinavų bankų kaltė, tai čia gėda tiem bankam, nes banko paslaptis jokių būdų neleidžia atskleisti tokių pavedimų. Ištisa valstybė ant tos paslapties, Šveicarija laikosi ir visi karai aplenkia. Arba kitas variantas, tai yra valstybės saugumo struktūros galėjo šitą nutekinti ir prisiminkite ten nutekinimą Tapinui, ten su kuo važinėjosi Paluckas, Skvernelis ten į Baltarusiją ir iš Baltarusijos. Tai būtų dar liūdniau, įsivaizduokit, Lietuvos represinės struktūros, kurių tikslas yra kautis su kažkokiais išorės ir vidaus priešais, jos kaunasi su kažkokiu truputėlį ryškesniu žmogum, stengiasi, jeigu galvą tu iškišai, tą galvą nukirsti. Tai vat kaip yra liūdna. Kokia yra kvazi valstybė Lietuva, tikrai net nepanašiai, tikra normalią valstybę, kur tokių dalykų būti negali. Dabar turėtų dūmai rūkti nuo policijos ir prokuratūros darbo, kaip teisingai, kabutėse, žurnalistų grupiai pavyko gautos duomenys. Nes, kaip žinia, tai yra teisingoji žurnalistų grupė, tie, kurie realiai tos vidutinybės, kurios laiko įkaitais visą Lietuvą. Dar vienas įdomus precedentas įvykęs, tai yra baudą gavo ir draudimą naudotis socialiniais tinklais. Tai pasakysiu. Regelskis. Aš net pažiūrėjau jo profilį. Na taip, jis eina prieš dominuojančią ten tą Tapino ir ten tos kompanijos visas tą isteriją karinę, bet be jokių žiaurumo elementų. Ten net nepalyginsi su Kasčiūno, Valinsko ar Ramanausko pasisakymais. Ir jų nieks necenzuruoja. Tai Lietuva tokia, įsitvirtina kaip dvigubų standartų šalis, tokia kvazi valstybė, dėja labai gaila, kad mes pasiekėm tokį lygį anksčiau ir vėliau. Kitas įvyko Igno Vėgėlės pasirodymas Žalgirio arenoje, tokia galbūt užuomazga naujos politinės kovos, ir pasipylė komentarai, kurie įrodo, kaip vis dėlto Lietuvoje yra sunku kažkokiam blaiviam protui, koks yra mažas intervalas tarp vienos pusės tokių, šizoidų, visi žinom, ką turim omeny, ir kitos pusės dementikų, vėl tai išlindo. Anot šizoidų tai yra Kremliaus projektas, anot dementikų Vėgėlė yra sisteminis ir, žodžiu, tikrai, labai sunku bus, iš tikrųjų Lietuvoje labai sunku kažką padaryti, nes, toks susipriešinimas ir tokia proto stygius, kad yra baisu. Užsienyje vyksta karas, visi žino, kas su kuo. Skaičiukai labai geri Algimanto Rusteikos Facebook'e, aš pasidalinau jo straipsnį, tikrai labai geras, pasižiūrėkite, ten visa ta karo tokia skaičių anatomija. Bet ką noriu pasakyti? Aš norėčiau paprognozuoti.
Trys variantai. Blitzkrygas, tai yra 4 dienų karas. Trumpui jau nepavyko. Iranas atlaikė. Tas 4 savaičių paskui ištęstas variantas, kur karšta fazė galbūt bus 2-3 savaitės, gal ir visas 4, o po to kažkiek aprims ir jeigu Iranas, norės išsaugoti savo infrastruktūrą, ekonomiką ir pradėtų derėtis, be abejo, oranžinis Donaldas Fredovičius turbūt geriausiai pasaulyje moka bet ką pateikti kaip savo asmeninę pergalę, jis tą iškilmingai pateiktų ir ten triukšmingai ir visaip kitaip, ir kaip kažkokią tai pergalę, ir Iranas turbūt atsisakytų savo branduolinių ambicijų ir ten tada dar kažkokiam ten galbūt garantijom Izraeliui. Bet mano nuomonė, tai kad taip pasidavė Trumpas Izraeliui, rodo jo, tiesiog savižudybę politinę, nes aš nežinau, ar įmanoma laimėti rinkimus, dabar bus kongresui jo partijai lapkritį, nes kad užkaisti tokį karą, kuris laisvai gali peraugti į pasaulinį karą, kada mums visiems gali tekti atsidurti peleniniai, čia yra tikrai baisus dalykas. Kaip jis taip galėjo pasiduoti tokiam šantažui, aš neįsivaizduoju. Trečias variantas. Jeigu tas 4 savaitės Iranas atsilaiko kaip niekur nieko, tai tada viskas galėtų įeiti į tokį lėtinį konfliktą ir Jungtinėm Amerikos valstijom tai būtų dar blogiau. Nes prisiminkite, nei karo Irake, nei Afganistane, nei Libijoje realiai amerikiečiai nelaimėjo. Viskas baigėsi arba ten tik tai naftos sektoriaus perėmimu, šiokių tokių dalinių ir bazių savo įsteigimų kaip Irake, arba tiesiog teko gėdingai bėgti kaip iš Afganistano. Ir Iranas tai yra didžiulė valstybė, 90 milijonų, tai yra šiitai. Šiitai yra radikalesni negu sunitai, jie panašesni tokius drūzus alavitus, visos tos gentys yra. Ir jie nusiteikia kautis ryžtingai. Ir tokia įdomi karo specifika, Ajatollah Khomeini, kuris jau yra žuvęs, susprogdintas, jisai buvo įspėtas apie galimą pavojų ir jisai įspėjo karininkus, su kuriais jisai susitiko, bet visi žmonės pademonstravo jam ištikimybę ir sakė, mes jeigu mirsim, tai su tavim kartu, ir jie sudalyvavo tam susitikime jo rezidencijoje, ta rezidencija buvo susprogdinta ir ten į šipulius. Ir prisiminkite karą Ukrainoje. Taip, vienas toks visos Europos prezidentas, kaip čia lietuvaičių tosios kabutėse teisingos visuomenės pusės traktuojama, skraido po pasaulį, nieks ten jiem nieko negali padaryti. Ar tai jokių minčių jums prie jokių minčių nepriveda? Čia tikrai yra labai įdomu. Tai dabar, dar apie vieną Lietuvos įvykį norėčiau patikslinti. Žmonės ne visi įsivaizduoja, dėl ko čia ta augalininkystės tarnyba yra taip purtoma. Augalininkystės tarnyba purtama dėl dokumentų klastojimo, kai ukrainietiški grūdai kabutėse buvo paverčiami į lietuviškus grūdus, kad būtų lengviau juos parduoti. Ir tai buvo daroma didžiuliais kiekiais, žinome taip, kiek ten tų milijonų, kiek aukso grynųjų buvo paimta. Ir įsivaizduokit, koks tai yra, skudurų per veidą Lietuvos ūkininkui. Tas mūsų grūdas, tai yra mūsų nafta, mūsų ginklai, mūsų dujos, mūsų prostitucija, viskas yra mūsų grūdas. Ir su savo ūkininkais taip pasielgti žiauriai, kaip pasielgia vienintelė tokia kabutėse Lietuvą mylinti partija, o realiai taip mūsų greituoju būdu marinanti. Tai labai toksai precedentas yra įspūdingas, nes tie visi aukšti valdininkai būtent buvo susadinti vienintelės teisingos partijos, jeigu jūs to nežinojate. Ir dabar, Starkevičius yra paaukotas, bet jisai žmogus jau senukas, jisai ūkininkas, ta jo auka nėra kažkokia labai reikšminga. Taip, grįžtame prie karo reikalų. Tiesiog, kad neužmirščiau, aš tą pasakiau. Kam tas karas naudingas, tai be abejo, iš to pirmiausia išlošia Rusija dėl naftos kainos. Rusija 26 metų biudžetą pasitvirtino su daugiau kaip 2 trilijonų dolerių deficitu. Tai yra daugiau kaip 2000 milijardų. Tokia sumelė. Ir jeigu naftos kaina išsilaikytų aukščiau kaip $100 už bačkutę, taip vadinamas barelis, tai Rusija išeitų ant nulio, be jokio deficito, su visom investicijom į karo pramonę. O labiausiai tas karas nenaudingas be abejo yra Kinijai, kurios 12% naftos yra iš Irano. Nors chuliganas Donaldas Fredovičius, jisai Rusijos įtaką per savo kadenciją labai sumažino visur. Prisiminkite Iraną, Azerbaidžianą, kur kažkada Rusija buvo lemiantis veiksnys, Venesuelą, prisiminkite, kad ir Kazachstaną.
Va tose valstybėse Sirijoje buvo ne tik tai prie Bašaro Asado, kuris dabar slepiasi Rusijoje, bet prie jo tėvo Hafedo Asado buvo įkurta Latakijos bazė, kurios jau dabar neliko. Rusijos įtaka visam pasauliu labai lukštenama, labai mažinama ir, na, va dabar Kuba, taip, aš manau, kad Rusija nieko nepadarys, jeigu Donaldas Fredovičius nuspręs ją pasimti, ar tai, pavyzdžiui, tas pats Iranas. Taip, kaip dabar jam padėti, na, sunku. Taip, dar ką parodė šitas karas, kad visiškai neliko tarptautinės teisės. Neliko. Ta vienintelis posėdis Jungtinių tautų saugumo tarybos, kurią sukvietė Rusija Kinija dėl karo artimuosiuose rytuose, net nesugebėjo išgimdyti jokios rezoliucijos, tik tai papliurpė viskas. O saugumo taryba, aš manyčiau, Jungtinėse tautose pareigybėlių oi daugiau negu čia už tvoros esančio Julijankės 14 vidurinėje pedagogų, pavyzdžiui. Ir tokius parazitus kažkodėl reikia išlaikyti, tokias struktūras parazitinės keista, kad jos iš vis egzistuoja, kada jau seniausiai jas pažeidinėja įvairiausios valstybės, taip labiausiai turbūt Amerika ir Izraelis, kažkokius keistus karus kariaujančios, dabar šiuo atveju iš vis nieko neišprovokuotus, nes Tatena, Tarptautinė atominės energetikos asociacija, pripažino oficialiai jos vadovas, kad Iranas neturėjo jokių galimybių pasigaminti branduolinį ginklą. Tos visos centrifugos jos buvo skirtos ne branduoliniam ginklui. Ir, na, tokios organizacijos generalinis sekretorius vargu ar užsiims dezinformaciją. Taip, nes kad ir aplinkinės valstybės kažkodėl turi, tai Pakistanas yra pasigaminęs. Ir tiesa, žmonės painioja arabus ir Iraną. Iranas ne arabai, tai yra persai ir įvairios kitos gentis. Arabai yra kitas, yra Arabijos pusiasalio musulmonai, o už Irano tai yra indai, kurie yra musulmonų tikėjimo ir atskilęs gabaliukas pasivadino Pakistanu. Tai tokia yra artimų rytų struktūra. Na ir ko gero, dar mažas niuansas apie karą artimuosiuose rytuose, kad jeigu neįsijungs kitos regiono šalis, na nežinau, panašu, kad Jungtinėm Amerikos valstijom lengva nebus. Aišku, kitos regiono šalis, jos labai suinteresuotos greitesnė karo pabaiga, nors Jungtinės Amerikos valstijos bando visai jas įtraukti, nes jau anglai pripažino, kad smūgis Kipre jų bazei buvo ne iš Irano, tai buvo provokacija, ir labai rimtos prielaidos, kad smūgis į Nachičevanės oro uostą, tai yra Azerbaidžano oro uostas, taip pat buvo provokacija, bet ne Irano paleistas dronas. Taigi, mėlyjeji, sporto daugiau nebus, atšilimas tikrai garantuotas, sniegas turėtų ištirpti kažkur maždaug jau Liepos pirmai pusė, turėtų jau baigti tirpti sniegas, tikrai bus galima tada pasisodinti ridikus ir iki pasimatymo.